Nes dabar, kada mes kalbame apie imigraciją, man bent perėjus tą visą gyvenimo kelią, imigracijos 50 metų lygiai už Lietuvos ribų, labai aišku kaip diena, kad manoji tėvų, mano kartos tėvų, manoji, pavadinkim, emigracija buvo grynai politinė emigracija. Šiandieninė migracija, dėl kurios mes pergyvenam, dėja yra grynai komercinė migracija. Ir čia yra milžiniškas skirtumas, kada mes susidarėme su to klausimo svarstymu. Ir galbūt nuomonių skirtumas ir šitoj salėje bus dėl to migracijos teigiamo ar neigiamo poveikių. Aš iš savo pusės žiūriu tai turbūt galbūt atlaidžiai, kadangi galima tik tai suprasti pilnai migracijos prasme ir padarinius perėjus pačiam tai visą. Mums tai politinė emigracija, kurią aš vadinu, pirmosios dienos irgi nebuvo skirtingos negu dabartiniai ekonominė emigracija lietuvių. Ta prasme, kad reikėjo kuo greičiausiai, kuo trumpiausiu laiku atsistoti ant kojų, kad galėtum užsiimti kitą veiklą, būtent tą, kas buvo mūsų visų mintise, reiškia Lietuva ir jos okupacija. Šiandienė emigracija lygiai tą patį daro. Jų tikslas ir jų, aišku, nepasikeitė ir labai tvarkoj. Svarbiausia, kad be galo gabūs žmonės išvyko ir bando įsitaisyti tenai. Tačiau kas yra sunkiausia, tai būtent, kad tų dviejų emigracijos dabartinė ir ta, kuri pasiliko tenai, nes kaip puikiai žinome, grįžusių į Lietuvą nuošimtis yra be galo mažas, o turbūt išvažiuodami ir kalbėdami ir dirbdami ten, ir guldami, ir keldamiesi iš ryto, kalbėdami visą laiką ir galvodami apie tą Lietuvą, reiškia, tikslas buvo išsilaisvinti, grįžti į Lietuvą ir niekas kitaip ir negalvojau. Šiandieninė emigracija ir iš jos, kaip sakant, iš manosios ar imigracijos pirmiausiai, daug didesnė dalis negrįžo ir negrįž. Ir štai dėl ko reiškia. Kadangi aš su jais kalbuosi ir aiškinuosi, pirmas dalykas sako, mes esame pasiekę jau tokį amžių, kad grįžti ir pradėti nuo nieko visiškai Lietuvoje, praktiškai būtų jau per vėlų, neįmanoma ir toliai nepasiektume ir nenueitume. O jų tėvai, seneliai, kurių, kaip sakant, su kiekviena diena retėja, aiškiai pasakė, ką aš grįžęs galiu Lietuvai padėti. Čia mano vaikai, čia mano anūkai yra palikę, aš čia ir pasiliksiu. Vienintelį, kur aš norėčiau iš tos naujosios komercinės emigracijos, kad būtent jie neatsiribotų, kaip kad dabar yra įvykę. Tai yra skaudus faktas, mano akise žiūrint. Manosios kartos emigracija ir dabartinė emigracija, prisipažinsiu, nelabai susikalba.